Sveiki, esu Austėja. Man 16 metų ir dabar mokausi 10 klasėje Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje. Šiais metais mentorystės programoje dalyvauju Vilniaus universiteto fizikos fakultete ir FTMC pas mokslininkę Maženą. Fiziką atradau tik tai 8 klasėje, nes 7 nesupratau fizikos reikšmės ir kiek fizika yra paplitusi mūsų kasdienybėje. Mentorystės programos metu dalyvavau jubiliejinėje CERN konferencijoje, kurioje galėjau pamatyti įvairių mokslininkų pranešimus apie CERN. Taip pat dalyvavau neįprastame pirmakursio egzamine, kur jie pristatė savo idėjas ir savo mintis. Na ir šiuo laikotarpiu dar susipažinau su labai daug skirtingų žmonių, profesorių, astrofizikų ir kitų savo srities profesionalų. Na ir negaliu nepaminėti, kad turėjau galimybę sudalyvauti Maženos paskaitoje apie kates ir teleportaciją, kurioje sužinojau labai daug. Per šį trumpą laikotarpį supratau, kad fizika ir pats mokslas nėra tik straipsnių rašymas, tai yra bendradarbiavimas tarp skirtingų šalių, žmonių ir mokslininkų. Daug mano bendraamžių bijo fizikos, nes jinai yra labai plati, labai daug šakų, daug skaičiavimų ir daug dar neatrastų dalykų. Tačiau manau, tame ir yra pats įdomumas, kad išradimai vis dar nesibaigia, dar yra kur tobulėti, kur domėtis ir tiesiog reikia atrasti savo mylimą sferą ir šaką, kurioje tu galėtum atsiskleisti kaip asmenybė. Ir būtent saulėtekis gali būti tam puikia vieta. Na ir užmiršau paminėti patį svarbiausią dalyką. Šiandien vasario 11 dieną mes jūs sveikiname su mokslininkių diena.